Yra atvejis, kai studentai atėjo stebėti, kaip kalba senatvinio marazmo kamuojamo senukas. Ir viena studentė įsimylėjo, nes bobos turi gerontofilinį tą momentą. Vyra jo neturi, rask vyrą, kuris senė kokią nors pamilotų, nebent dėl pinigų, ar, kaip tratas, ar panašiai. A kad bobo vyras seną, ten, kur jau nudrybęs jau visai, kad vietoj kiaušų kažkokį dramblio strauvlys gaunas išpūvęs. Įsimyli. Įsimyli ir myli nuoširdžiai, ne dėl pinigų. Ypač jeigu jis koks nors filosofas būdės, kaip Ozolas ar koks Genzelis, koks... Taigi zavaržilino tom kalbom, Kantą cituoja. Pavyzdžiui, tu būtum jauna boba, instagraminė debilė, ir čia koks 89 metų, tu susigarmoškinis senas Genzelio tipo dramblio kojų pavydalo faktūros toks, mumija. Ir tu, kaip tu jo neįsimylėsi, jeigu jis tau pasakoja apie Gėgelį, ką nors. Arba eilėraščius atmintinai, ten ilgus. Ja. Donelaitį, pavyzdžiui. Su visais kaip tu neįsimylėsi seno žmogaus, kuris tau Donelaitį dekoruoja. Ir gerai gamina valgyt tokį. O, ką tu kaip jį mokai? Jis skaniai pagamina. Šlyžikus mokai gaminti? Šlyžikus labai lengva gaminti. Tu paimi tešlą ir taip volioji tokią didelę dešrą. Taip. Ai, po to čiop ir viskas. A, po to čiop ir viskas, jo. Tu galvoji, kad ten po vieną reikia daryti? Ne. Tai čia kaip ir sušius, kur daro tokius jūros dumblį. Taip, tai sušiai iš ten pat yra atėję, kaip ir šlyžikai. Ir karas iš dešra lygiai taip pat. Bet dešra ne taip kaboja. Dešra kaboja tokiais plonesniais. Taip. Niekas nevalgo. Aš norėčiau grįžti prie cirko pasaulio. Ten taip viskas yra. Žinai, kiek paskaičiuota, kad viena cirko diena suvartoja beprotiškai didelį skaičių cukraus. Nes visiems gyvūnams labai reikia. Visiems reikia. Taip. Ar dar kiek pavogė drambliavėdas? Net tos bobas, kur ten lipa ir kvelibroja, jom irgi cukrų duoda. Aš pasakočiau. Tikrai, tai. Joms duoda spartamo tabletytas. Ten atsistoja koks nors, ten dažniausiai šeima būna. Tai vyras užsideda tokį vamzdį ant kaktos, o per tą vamzdį jo žmona lipa į viršų, o vamzdis ant kaktos. O čia, o tai jau. Pala, jis įstojo žemės vamzdis ir bobo lipo svaginant jaustį? Taip. Ir jam nepradurė? Ne, čia tokia praklatkę padeda. Magos kepuraitė. Bato pado kažkokia tokia Nike. Taip. Kažkokia tai tokia, kad ne kaktanė produktų. A boba, josgi lengvutės, josgi ten nieko nevalgo. Juokauji. Tos, kur šokinėja, tikrai labai lengvos. Kitaip nebūtų. Bet boba užlipa aukštai, o ten ant to vamzdžio galo irgi toks kaip privyrintas toks padėkliukas, jo turi atsistoti ir po to turi šokti, ir kažkaip ten jis numeta tada vamzdį ir ją pagauna. Ir boba bijo, aš ją pasmačiau. Bijo? Jie aukštis, jai baisu. Tai kur jinai ten? Toksai už pinigus. Už cukrų. Ir po to jis jai meta cukrų, jinai suvalgo ir tada jinai nebebijo. Jinai tada šoka. Dopamino išsiskiria. Jo, tai va ta. Vovas, tik šokoladą ir cukrus galvoja. Vienas tik tai. Ir seni filosofai. Genzelis. Mačiau Genzelį druskininkus. Esu tokia gerokai jaunesnė mergaitė. Net ten jo boba buvo. Netekom, nes tiek iškilių žmonių netekom. Genzelis vieną kartą labai pasipikino, žinai, dėl ko? Ne. Kad radio šou apie Jugoslavijos buvo tie reikalai, tam 98 ar 9, ir ten apie serbus kalbėjo radio šou. Ir jis pasipikino, kad čia apie Jugoslavijos karą kalba. Tie radio šou, jiegi ten Bespredėlščiai. Ne, jie tyčiojasi iš serbų fašizmo. A tas, jisai, blėt, kokį tu bylai, joptumas. A tu žinai, kad Vaišvila dirbo anksčiau cirke? Ne,
bent jau tokiam pasirodymė nebuvau, gal sirgau. Ne, tai tas mažas buvo visai. Jisai, kai gimė, Vaišvila, jis gimė cirke. Ir jis kaip rylininko beždžionėlė buvo. Tai ten išeidavo toksai suryla žmogus. Kas yra ryla? Rylas, kur šarmankė sukelia. Ai, labai geras. Ja. Ir Vaišvilas dar, kiek jam, 2 metukai ar 3,5, su tokiu Jacksono gusaro tokia švarkelių, seksy military, užšoka jam ant petės, o tas suka. Ir vieną kartą tas rylininkas išprotėjo. Ir jis vietoj to šarmankės viduje taisė Gatlingo kulkosvaidį. O Jėzu. Kai jis pasižiūrėjo Burtono filmą, Batmanas sugrįžta. Ir suka ir pradėjo šaudyti žmonės. Daug kraujo. Kelis šimtus cirkai šaudė. Daug kraujo buvo. Cirkai šaudyti negerai. Ten, kur nepasisuksi žmonės. Ja. Bet kad būna numeris su šaudimu, tad šautuvas koks nors, tai revolveris. Tai ten dažniausiai netikras. Tai būna, kad kartais, kaip gerbiama nutiko aktoriai, kur neužtaisytas Baldwinui. Bum, nėra žmogaus. Amerikiečiam, kad tik nušaut ką nors. Mačiau tokį video, kur sėdi toks kaminės spalvos žmogutis automobilį, filmuojasi, pats jį filmuoja jo nuosavas automobilio video registratorius, vidų. Jis sėdi toksai, anticipuoja kažką negero šalia, Amerikos mentai. Prie jo, išlypk, kažką vis sėdi ir toliau taip. Nu, aš čia vietoj iš karto ir išlypčiau, nes gali blogai baigtis, ir blogai ir baigis. Išdūžė langą ir mažo to mentas snukį duoda, kur pertekliai, nes jeigu nereikėjo. Šiaip davė į snukį, tada išvilko ir ten dar į snukį davė. Tai prasme, Amerikoje vyksta dar viena buržuazinė revoliucija, man atrodo. Tiksliau, anti-evoliucija vyksta ten kažkokia. Ir ten komentaruose žmonės rašė, tai dėkit visą video, ką jis prieš tai padarė. Tai jam atrašo kiti žmonės, tai ką jis bebūtų prieš tai padaręs, bet kam jam į snukį reikėjo duoti. Jeigu tu mentas, tai tu nušauk, ten uždėk antrankius, ten, bet kam į snukį duoti. Tu patokai nieks nemato, gali ten nuovadui. Kojinė į muilą, gali ką nori daryti. Bet kam prieš automobilį žmogučią? Dar kai visur kameras šiais laikais. Amerikoje tai jo, ten žinai, kad mentas, kaip prieina prie mašinos, tai paliečia mašiną visą laiką. Kodėl? Visose tose, kaip būna iš jo, kaip jis sustabdo niekadėjų arba įtariamai niekadėjavimų žmogų. Ten nesvarbu, net už greičio viršimą, arba galvoja gal, kad girtas, arba pranešimą kažkokį gauna. Ir nurodo, filmuoja iš mento mašiną, iš jo kameros, kaip jisai eina link to nedorėlį. Ir jisai kaip prieina paliečia mašiną. Tai kodėl? Ką? Kodėl? Sena tradicija. Šiaip anksčiau būdavo, kad nebūdavo kamerų, tai kažkaip paliesdavo, kad liktų pirštų ant spaudai. Kad jis ten buvo. Palėtė. O jeigu... Tai visą laiką paliečia, tai prieina paliečia. O jeigu po incidento kas nors, ta prasme, mašina, kitas mentų janitorius, jau kai mašina daiktinį įrodymų garaže, nusprendžia išplauti. Nelieka tada pirštų. Nelieka, ne. A tai dabar to nereikia su kamerom, bet jie vis tiek daro. Jo, čia kaip mūsų prakaituoti milizinai, kur vienas kitam per užpakalį tapteli. Dar tarybiniais laikais, žalgiris per užpakalį kitam. Ir dar tarybiniais laikais žmonėsgi nežinojo, kad gali vyrai taip daryti. Ir galvoju, čia, draugiškas tapti. A po to tas darėsi pradėjo darytis keista. Bet, pažiūrėjau, mes tam gerai įmetam į ką, tu įmeti į ką aš arba aš. Ir vienas kitam per užpakalį, tai aš tau užmuščiau. Va. Ir tu mane. Ir aš, teisingai padarytų. Varžybos baigtas. Taip. Kaip Brežnevas su Honegeriu, visos bučiodavus. Tai nesąmonė kažkokie laukiniai. Kad tu nori ruskį su vokiečiu? Kad tu iš jų tikėsi? Kas tu blogiausi variantai Žemės planetui? 2 blogiausių variantų atstovai. Ko tu iš jų tikėsi? Nieko. Bet vokiečiai užsigydė.
Nu, buvo manau, kad pagydyti. taip. Tikėkimės. Kiek jiems laiko užteks šitos privyvkos? Tu manai? Ne, manau, kad ten jau viskas. Tu gerai galvoji. Labai. Taip? Jau dabar kadrai būna Facebook'e, kur kokia nors Vokietijos mieste policajai palestiniečius žaboja. Ir tie policajai jau tokie ir Arijaus veidas, ir Žydros akutės, Wolfensteinai tokie. Ir jie ten dar biški mandagus, dar ne taip kaip amerikonai, kur snukį už nieką. Bet jau laiko klausimas. Tai gal Davidė? Nu tai Tai jos ir 33, 45 irgi davė. Laikas toks buvo. Tai grįžtant prie cirko, tai yra užfiksuotas atvejis, kai Kongo Respublikoje kažkoks Anglijos lordas, mecenatas cirko, parsivežė drambliuką. Taip. Kad jis Anglijoje užaugtų, būtų toks jau Anglas, geresnio maisto ten. Arbatą. Earl Grey. Ir tas drambliukas išprotėjo, nes jis augo ne savo žemė. Jis ilgėjosi savo Kongo. Dieviškai. Ir jis išprotėjo, bet jis pradžiai nerodė savo išprotėjimo požymį. Tai labai sunku pamatyti dramblio. Labai retas atrodo kaip normalus. Ir jis pasidavė dresavimui, jis ten darė tos fintus, ten ir dviračių važiavo. Ir su klaunu ten numerį turėjo. Purškė vandenį. Ir vieną kartą jisai sutripė drambliavėdą vietinę. Negyvąją, pasimėgavimu. Jo, kaip tie Amerikos mentai. Vaikai matė? Visi matė. Karalienė buvo tada. Ir apsiverkė. Man atrodo, Viktorija tada buvo. Tai dar nebuvo, reiškia, dviračio, gal jau prasidėjo. Tai pagal Anglijos teisę kažkoks lygęs įstatymas nuo 14 amžiaus. Ne kaip pas jos. Įstatymas, precedentas ir viskas. Tai tą dramblį reikėjo pakart. Ir aišku, ten šviesuomenė, baikit, kokia čia viduramžiai, gyvūnas nekaltas. Teisėjai, sako... Čia yra viduramžiai. Čia viduramžiai įstatymas, bet jis nieks jo neatšūkė. Ir buvo demonstracijos ten, ir muštynės. Padangas deginti. Tai nebuvo padangas. Ratus. Deginti. Tai jam pripažino, kad jį reikia pakart. Tai dabar kaip tu jį pakarsi, jis jau didelis užaugęs. Toks kaip Brazauskas. Kaip 100 Brazauskas. Daug vyras. Specialiai tai vyrai, jo, iš laivų. Ir tokį darė kartuvės, tokias darė, tokie kaip barno statymai. Ir slūžo ten per kelis kartus ir jį užmygdė, nes jis pajuto nerimą. Tai, bet pakorė. Bet neliko nufilmuotas medžiagos. Ne, dar nebuvo filmų. Bet metraštininkai gyvai aprašė šitą keistą nutikimą. Ir šitas Lino Raižininkas padarė Lino Raižininkas. Tikrai padarė, kelis. Nuo savęs pridėjo, kad 4 komunarus, 4 draugus pakorė. Primelavo. Tai yra buvę, kad tu ateini aukolą daryti procedūrinį ir gražiai seselė. Ir jinai tau tu jai rodai užpakalį ir jinai jokiasi iš tavęs, kad tu jai užpakalį rodai. Bet jai tas savaime nėra jokinga, nes jinai užpakalį tu prisižiūrėsi. Bet jinai tokiu būdu jokauja su tavim, kad turėtų su tavim kažkaip... Man tai buvo. Jokiasi. Aš, čia dar pionerijos stovyklai buvo. Aš sakau, ko jokitės? Mandagiai. Aš dar vaikas. Sako, tu matėjai savo užpakalį? Aš sakau, nemačiau. Sakau, žmogus negali pamatyti savo užpakalį. Jis sako, yra būdas, einam. Ir nuvedė mane į kitą kambarį, ten buvo 2 veidrodžiai. Įtvarstomai. Jo, ten 2 veidrodžiai, kad jeigu, pavyzdžiui, tvarsto žmogų aplinkui, kad nereiktų apeidinėti, kad matytųsi, kur žaizda, pavyzdžiui. Va, tai ir aš vienam veidrodžiui matau kitą veidrodį ir matau savo užpakalį. Ir pradedu labai juoktis. Aš žinai, kodėl? Nes prieš tai, buvo pionerijų stovyklai
paskutinė naktis. Ir aš užmigau, o mano kambariokai man pritepliojo. Ne, man nupiešė akis ant užpakalio. Ūsus priklijavo. Tokį poną nupaišė. Dantis tokius sėdėjo iš valgyklos, ten kiaulės galvos, tai šluvo, nes kiaulė. Ir tokį padarė juokingą poną. Sakau, dabar supratai, kodėl aš juokiausi. Sakau, dabar supratau. Taip. Po to net tenai kvietė iš Lietuvos pionieriaus fotografą ir darė nuotrauką, seselė su savo radiniu. Užpakalį. Švyturį įdėjo. Ir matėte švyturį? Pačiau, Lietuvos pionierius ten buvo vaikam, o švyturys jau ne vaikam. Čia mano užpakalį. Tai aš tą kažkur mamą išsaugoju, įrėminu, pakabinu. Tualetė. Kur šiknos vieta? OnlyFans arba tualetė. Jo, tai tą seselę mes ir dabar dar susirašinėjom kartą. Ir ką jūs ten viens kitam rašot? Ką? Nu, prisimeni kokį? Pasveikinam tą dieną kasmet. Na, jau sena dabar, kai visai jau veik nejuda. A seselėsgi būna cirkai irgi. Su trumpu sijonuku. Per šitą kaip performer. Ir būna, kad atvažiuoja greitoji, ten Rafikas dažniausiai būdų. Katinas ir bežionė su aibolito šito kryžiaus raudonas. Stumė. Ir seselė kaip šliucha. Ir klaunų būna blogai ir jie klauną gydo. Seselė atsisėda klauną atsnukia. Ašaras bėga. Atsisėda ant snukio? Nusiselė. Ir pagydo? Ne, tai aš jokauju, vieną kartą taip netyčia gausi. Nes tai klaunas uždūso. Kas neuždūstų? A vieną kartą makaka ten makaka, man atrodo, išprotėja. Taip. Visi išprotėja, anksčiau ar vėliau. Makaka pradėjo visiems žiūrovų. Visas tas amfiteatras. Vaikai, senoliai, invalidai, deputatai, visi. Kažkokia dar buvo ten diena, man atrodo, 9 maja. Tai šimpanzė pradėjo bivį rodyti. Tai makaka ar šimpanzė? Šimpanzė. Gerai. Bivį rodo. Jinai gražu. Ta prasme, jinai ir taip su biviu. Bet jinai taip jau, kaip žmogaus, kaip bivininkas. Jo, taip jau demonstratyviai. Tai pradžio tokia nejauki tyla, a po to juokti susipradėjo. Bet ją po to vietinio partinio bonzos nurodymų vis dėlto liepė užmigdyti. Užmigdyti, o jos šitą trenerį pakvietė pokalbį. Tai pakvietė pokalbį, kad to ištrėmė į Kalumą. Kas išmokė? Ja. A tai žinai, kad cirkas kaip atvažiuodavo, Taip. taigi jie visi vagonėliuose gyveno. Taip. Ten aplink, ten palapinė.